Na, kur yra šuo pakastas tame tinklinėme marketinge? Jūs tinklinio marketingo atstovai reklamuojate, pasakojate, kaip ten viskas gerai ir panašiai. Na, bet turi būti kažkoks tai trūkumas. Turi būti kažkur pakastas šuo. Taip, yra vienas trūkumas. Kai tu pradėsi užsiimti tinklinio marketingo verslu, didelis šansas, kad tu prarasi pagarbą tų žmonių, kurie visiškai nesupranta, kas tai yra tinklinis marketingas. Taip pat yra šansas, kad tave sukritikuos, kad kažkas iš tavęs pasijuoks, kad kažkas parašys kažkokį negatyvų komentarą ir panašiai. Ir tai yra trūkumas. Reiškia, jeigu tu nuspręsi statyti savo verslą tinklinėme marketinge ir uždirbti pajamas, turėsi susitaikyti su tuo, kad ne visiems tai patiks, galbūt kažkas tavęs ir nemėgs. Ir jeigu tu gali su tuo susitaikyti ir išgyventi tą kritiką tų kelių žmonių nepalaikymą, tu turi puikią galimybę susikurti savo pajamas šiame versle.